Ar žinai, iš kur tavo siela? Iš kur jinai atsirado, iš kur jinai kilusi? Kokia yra tavo žvaigždžių šeima? Taigi klausimas toliau. Ką tikitės pamatyti? Kokia jūsų prasmė žinoti, kas yra jūsų žvaigždžių šeima? Jei tai tik smalsumas, nebandykite, nes nieko nepamatysite. Bet tie, kurie jaučia, kad jų paskirtis yra daug didesnė, daug svarbesnė, kurie jaučia, kad jiem trūksta tos detalės iki pilnos dėlionės, ir tie, kurių širdis verkia, siela negyja nuo išsiskyrimo, jaučia didelę tuštumą krūtinėje, galės gauti atsakymą. Taigi, kad šis procesas įvyktų, atliekamas Plejadijos energijos įtvirtinimas. Ir per tai jie pasitarnaus kiekvienam iš jūsų, atliekančiam šį procesą. Taigi, prieš miegą išgerkite stiklinę mineralinio vandens, kad išvalytumėte savo energiją ir pateikite prašymą. Šiuo procesu aš esu prieinamas Plejadams, kad jie galėtų mane supažindinti su mano sielos šeima. Prašau suteikti man šią informaciją, bet kuriuo būdu, kuris būtų geriausias man ir mano sąmonė tai atpažintų. Tai gali būti vardas, paveikslėlis, kontaktas ar kažkas, kas parodytų man, iš kur aš atvykau. Išreiškiu jums, mano broliams ir seserims, begalinę meilę ir dėkingumą. Ir dabar pagalvokite apie tai, pajauskite tą begalinę meilę, dėkingumą jiems už visą tą gėrį, ką jie daro mums, mūsų visai planetai. Išjaučiame tą energiją, meilės ir dėkingumo energiją. Ir toliau galime ramiai miegoti. Toliau procesos eigoje daugelis iš jūsų, atlikdami šią techniką, sapnuoja keistus sapnus ir nesugeba suprasti, kas tai yra. Kaip sakiau, ne visi esate pasirengę žinoti, kuriai šeimai priklausote, nes turite ribotų įsitikinimų. Kiekvienas, kuris kai jau padarė, nieko nematė, neturi to kartoti, kol neatlaisvins senus šablonus, programas ir senus įsitikinimus, praplės savo sąmonę. O toliau tie, kurie procesas pajudėjo, tai sapniausi sapnai ar galvoje vis sukasi tam tikra mintis, žodis, daina, matote paveikslėlį pastoviai. Atkreipkite dėmesį į mažus dalykus, į mažus ženklus. Taigi galime vykdyti procesą toliau. Prieš miegą vėlgi išgerkite stiklinę vandens. Jis nebūtinai turi būti mineralinis. Ir įdėkite pilną stiklinę. Pastatykite šalia lovos ir po stiklinę pastatykite užrašytą savo pilną vardą ir pateikite tokį prašymą. Mano broliai, plejadiečiai, tegul šis vanduo apvalo visas uždangas, trukdančias man atrasti savo žvaigždžių šeimą. Ir aš galėčiau būti visiškai tikras dėl savo sielos kilmės. Taigi tuomet, kai tą akimirką kalbėsite, mano broliai plejadiečiai, būkite tikri, kad jie bus šalia. Ir jie padarys viską, kas turi būti padaryta. Jei net ir visam šiam procesui vis tiek nieko nematysite, tuomet dar nesate pasirengę žinoti, iš kur esate kilęs. Taigi toliau reikalauti negalime. Padarykite pertrauką. Vėliau, daug vėliau, galėsite tai padaryti dar kartą.
Taip pat dėmesio vandens gerti negalima, jis yra skirtas apvalymui. Tikiuosi, jums šitą informaciją pasitarnaus savo sielos šeimos paieškose, jeigu tie, kas dar nežino.